DJ Katukas. Atvaro Kisevenį rajoną, lėtai į prezidentą vežtų, nors važiuoja į Lidlą. Didelis toks, kad pusė parkingo dingsta, bet savininkas sako normalų šeimininis. Įlipi vidun sanonas kaip kosminis laivas, ekranų daugiau negu keleivių gyvenimo planų. Durys užsidaro tyliai kaip banko viltis, kai pamatai kuro sąnaudas po savaitgalio. Oi, Audi Q7, asfalto binginį turi į benzą, kaip studentas kebabus po baro. Vienas bakas kainuoja mažą infarktą, bet važiuoti dar man reikia su prestižu. Oi, Q7 karaliau, parkingus jau, bet užimi 2 vietas net nesistengdamas. Ir kai įvažiuoji į daugiabučio kiemą, vaikai galvoja, kad atvyko ministras. Vairuotojas vieną ranką laiko vairo, kitą kavą už 7 eurus, per duobes plaukia taip minkštai, kad keleivis beveik pamiršta savo skolas. Bagažiniai telpa pusė IKEA, 3 lagaminai ir draugo blogi sprendimai, o gale sėdintys vaikai žiūri judu taip garsiai, kad net navigacija prašo tylos. Degaliniai visi žiūri į kolonėlės skaičius, kaip į akcijų rinkos katastrofą, kai operatorė pasako sumą, vairuotojas trumpam atsiremia į šaldytuvą. Servise meistras tik nusišypso, gražią mašiną. Tas tonas reiškia, pasiruošk finansiškai. Oi, Audi Q7, priėmėm autobusę, tu skirtas vežt vaikus ir ego vienu metu. Ir kai naktį stoviniuoji prie namų blizgėdamas, kaimynai galvoja gyvenimas pavyko. Nors šaldytuve liko tik alus ir garstyčių, sekmadienį Q7 plaunamas 2 valandas rankom, nes purvas ant tokios mašinos, asmeninis įžeidimas. Vairuotojas paglosto kapotą ir tyliai sako: broli, už tave dabar dirbsiu iki pensijos. Oi, Audi Q7,